Sveiki, šiandien su manim pokyčių namų psichologė Gerda. Tai labas, Gerda. Labas, Igne. Kaip tu pasirinkai psichologo darbą? Kodėl nusprendei, kad tau šitas sritis patinka? Iš tiesų, tai nuo tiek, kiek save prisimenu, galvojau apie specialybės, kurios yra susijusios su pagalba žmonėmis. Iš pradžių galvojau apie gydytojos darbą, buvo psichiatras kažkuri momentų pozicija. Vėliau iš tiesų keitėsi, tai neprisimenu, kiek man iš tiesų metų buvo, bet man buvo įdomu tai, kodėl žmonės padaro tai, ką padaro, kas lemia jų galvoje tam tikrus įvykius. Ir nuo to laiko galvojau apie psichologiją, tada buvo šiek tiek pauzė, galvojau apie kitas specialybės ir galiausiai jau taip tvirtai pasirinkau tai 12 klasės pabaigoje, kai jau reikėjo pildyti stojimų prašymus. Galvojant, kad vis dėlto nusprendei tapti psichologė, tai kokias temos tave domina, kas labiausiai traukia, kokie gal klientai pas tave labiausiai ateina ir kodėl? Mane pačią tai labiausiai domina nerimas, nes aš pati esu turėjus nemažai nerimo ir aš su tuo irgi dirbau kartu su psichologija dėl savo nerimo. Šiaip dar savo bakalauro ir magistro darbuose aš tyrinėjau socialinius tinklus, kaip jie siejasi su tam tikrais psichologiniais aspektais, tai pagrindinė nerimo, vienatvė ir streso įveika. Pagrindinės temos, kurios mane domina, o klientai, kokie pas mane ateina, šiaip įvairūs, bet dažniausiai su nerimu, stresu ir nepasitikėjimu savimi. Kokius darbo metodus taikai, kas galvoja, kad svarbiausia yra konsultavime? Sakyčiau, kad labai priklauso nuo kliento, nes kai kuriam reikia tos pagalbos čia ir dabar, tai labiau į tą kognityvinę sampratą, kažkokie greiti metodai, kurie padeda klientui stabilizuoti tą krizinę situaciją. Man pačiai iš esmės labiausiai patinka psichodinaminė perspektyva, tai gilintis į žmogaus vaikystės patirtis, jo santykius su tėvais ir būtent aš galvoju, kad tos ankstyvosios patirtis lemia dalykus, kurie vyksta žmogaus gyvenime dabar arba kodėl jis reaguoja vienaip ar kitaip į tam tikrus įvykius. Ką palinkėtum žmogui, kuris ieško psichologinės pagalbos, bet dar taip gal iki galo ir nenusprendęs, kad tikrai reikia ar nori? Nebijoti bandyti tikriausiai. Ir net jeigu iš pirmo karto nuėjęs pas psichologą supranti, kad jis nėra tau skirtas, tai aš manau, kad čia yra viskas gerai ir pabandyti dar kartą. Žmonės neretai susiduria su tą baimę, kad jeigu vieną kartą nepavyko, jiems baisu eiti, kad galbūt visi psichologai jiems netiks. Tai aš manau, kad ta drąsa pabandyti ir yra tas pirmas žingsnis žengiant geresnio gyvenimo link. Tai ačiū labai, kad pasidalinai savo įžvalgomis. Jeigu norite užsiregistruoti pas Gerdą konsultacijai, kviečiu užsukti į pokyčiunamai.lt ir tai padaryti.